Kažkada tai senai, kada aš buvau Panevėžyje, įvyko toks keistas dalykas, mes vaidinom Miltinio teatre ir vakarais gyvendavom Panevėžio viešbutyje ir nebūdavo ką veikti. Ir atsimenu vieną vakarą tiesiog mes atėjom ir maudėmės čia. Dabar, ko gero, aš to niekada nepadaryčiau, bet tada kažkokia buvo vidinė laisvė, kad tu gali padaryti, ką tu nori. Gali ateiti, šokti į vandenį, paplaukioti vidury Panevėžio. Ir tai buvo kažkoks nuostabus jausmas. Ko gero, būna tokie momentai gyvenime, kada tau tiesiog nesvarbu, kas su tavim atsitiks, tiesiog eini ir darai tai, kas tau patinka. Ir nereikia tam prisigerti ar ten vartoti kažkokius narkotikus, kad gerai jaustums. Tiesiog yra ta kažkokia drąsa ir noras rizikuoti ir nėra jokio baimės pajautimo. Taip, nerimas yra, kad gal pamatys, gal pagaus, bet kad kažkas bus blogai, tai to jausmo nebūna. O paskui ateina laikas ir tu tiesiog to negali padaryti. Kažkas atsiranda, kažkokia struktūra vidinė, kuri padaro tave tvarkingu, geru, padoriu. Nežinau, ar tai gerai. Gal taip saugiau, gal taip gerai. Gal tai kažkoks aiškumas. Bet ar visada reikia to aiškumo? Gal kada ir nereikia.